Šiandien pradėsime gaminti jau trečiąjį receptą. Ir šitas receptas, sakyčiau, bus pats didžiausias, kokį tik dar ruošiausi daryti. Reikės dešrelių, batonas, salotos, svogūnas, bulvės, jogurtas, specialus vėl šiandienos ypatingas padažas. Čia jį parodyti. Žodžiu, specialus sūrio padažas, grybai, varškė ir viskas. Dar taip pat reikės parmezano sūrio. Mūsų dešrelės jau patupdytos į orkaitę ir kepa. Dar tiksliau šyla. Paruoštą batoną taip pat dedame į orkaitę. Kraštai labai nereikia, gerai bus. Bulvės jau kepame, toliau darysime salotas. Salotos jau supjaustytos, tai gaila, kad nematėt, kokiu būdu aš jas taip padariau, aišku, su peiliu. Ir bulvės jau mūsų baigia kepti, toliau reikia prisipjaustyti parmezano ir sudėsime skrebučius ir užpilsime padažui. Štai taip jau atrodo mūsų salotos, toliau skrebučiai ir salotų padažas. Viskas jau paruošta, dar lieka tik eiti mėgautis. Galime eiti ragauti.